Sveiki gyvi! Šiandien antradienis, rugpjūčio 10. Pasklaidykime šios dienos spaudą. Šiandienos laikraščiuose vis dar apie siautusią stichiją. Lietuvos ryte rašoma, jog vakar suniokotą turtą gelbėjo ir patirtus nuostolius skaičiavo tiek didmiesčio Kauno, tiek kaimų žmonės. Štai Prienų rajone Stakliškių miestelio ūkininko Egidijaus Katkausko miške 50-metės pušys buvo nulaužtos tartum degtukai, o generalinės urėdijos paskelbti nuostoliai Lietuvoje 10 milijonų litų jam tik kėlė juoką, juk sunaikinti ištisi miškai. Taigi publikacija "Škvalo palikti randai užgis dar negreitai". O štai Respublika perspėja, pirksite medienos gaminius, būkite nepaprastai atidūs. Praūžęs škvalas gali netikėtų kampų smogti žmonėms, perkantiems medienos gaminius namams statyti ar kitoms prekėms. Panevėžio miškų urėdijos vadovas Daugirdas Lukoševičius tvirtina, kad po tokių nelaimių atsiranda iki 40% gamybai nebetinkamos medienos, kurią norima tiesiog atsikratyti. Lietuvos ryto priede Vartai teigiama, jog naudotų automobilių prekiautojams antroji metų pusė bus smagesnė nei pirmoji. Į Lietuvą grįžta pirkėjai iš Kazachstano, atsigauna paklausa mūsų šalyje. Tiesa, mašinų turgūs nyksta, užleisdami vietą mašinų aikštelėms. Apie tai plačiau rašinyje "Nenaujų automobilių verslas. Pulsas vis dar užčiuopiamas". Verslo žiniose rašoma, jog šį savaitgalį 504-ąjį gimtadienį švenčiantys Zarasai laukia visos Lietuvos. Ežerų krašte vyks tradicinis kantri muzikos festivalis, pirmasis 300 ežerų ralis ir žinoma miesto šventė. Plačiau apie tai rašinyje "Renginių meka Zarasai". Karo atveju į Paežerę, tai pavadinta pirmoji Vilniaus dienos publikacija. Ežero pakrantė sukūrinės vonios, teniso aikštynas, pirtys, barai. Taip atrodo Dubingiuose prieš daugelį metų įrengta slėptuvė, kurioje svarbus valstybės pareigūnai būtų glaudęsi nelaimės Ignalinos atominėje elektrinėje atveju. Dabar jie ketinama padaryti valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro buveinę. Taip pat Vilniaus dienoje klausiama, ar Vilniuje tuoj nebeliks kalnų. Slengantis Gedimino kalno šlaitas esą tik dalis visų sostinės kalnų parką kamuojančių bėdų. Pavyzdžiui, apgriuvusiais šlaitais nuo Sereikiškių parko ateinančių žmonės pasitinka ne tik Bekešo, bet ir Trijų kryžių kalnas, tačiau lėšų visoms sostinės senamiestyje esančioms kalvoms tvarkyti vargu ar atsiras. Šiandien atsisveikinu, geros jums dienos.